Istoriniai vargonai, šie paslaptingi kultūros paveldo objektai, nekartą nukentėję istorinių kataklizmų metu ar nuo neišmanimo, šiuo metu vis labiau susilaukia tyrėjų ir restauratorių dėmesio, kad būtų prikelti naujam gyvenimui, grąžinti į apyvartą kaip įkvepiantis muzikos instrumentai, galintys jungti bendruomenę. Lietuvoje vis aktyviau organizuojami muzikos renginiai, edukacijos, įtraukiant įvairiose Lietuvos bažnyčiose esančius instrumentus, siekiant pademonstruoti autentiško skambesio grožį. Ir to būtų neįmanoma atlikti be vargonininkų, kurių profesija yra labai specifinė, reikalaujanti daug gebėjimų iš tokį kelią pasirinkusio žmogaus. Tam tikra prasme vargonininkas yra, nieko blogo nepamanykite, bet tam tikras chameleonas, dėl to, kad jisai turi prisitaikyti prie skirtingo laikmečio muzikos, jisai turi prisitaikyti prie skirtingo laikmečio instrumento, kuris leidžia pagroti vienaip arba kitaip, prie skirtingos, mes taip vadiname, traktūros, dėl to, kad traktūra tai yra ryšys tarp klavišo ir tarp vamzdžio, jisai būna įvairiai užtikrinamas. Vargonininkas nuolat yra prisitaikantis žmogus ir būtent vargonininko kokybė yra ta prisitaikymo galimybė. Kuo jis lankstesnis, tuo matyti yra geriau. Lengviau prisitaikyti rinkos sąlygomis tokios unikalios profesijos kaip vargonininkai atstovams talkina juos būrianti organizacija. Tai yra Lietuvos nacionalinė vargonininkų asociacija, profesinė bendruomenė, vienijanti ne tik Lietuvos vargonininkus, bet ir vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ar meno kritikus. Ši organizacija siekia skatinti ir koordinuoti vargonininkų asociacijos narių kūrybinę veiklą, rūpintis jų profesiniu lavinimu ir švietimu, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai prisidėti prie vargonų populiarinimo ir vargonų kultūros plėtotės Lietuvos regionuose. Jeigu pradėtumėm nuo vargonininkų asociacijos, tai yra tik tai dalis vargonininkų bendruomenės, tai yra žmonės, kurie aktyviai dalyvauja vargonų meno sklaidoj, bet tai toli gražu nėra visi Lietuvos vargonininkai. Mūsų asociacija šiuo metu vienyje truputį daugiau negu 50 narių. Iš jų yra dalis profesionalūs vargonininkai, kurie yra baigę vargonų arba bažnytinės muzikos studijas, kurie dirba bažnyčiose ir taip pat koncertuoja esant progai, o kita dalis yra vargonininkai, kurie gal baigia muzikinės studijas kažkokias kitokias, bet irgi dirba bažnyčiose. Tai jie, kaip mes truputėlį tą skirtį turim ne iki galo apibrėžta, kas yra profesionalus vargonininkas. Ar tas, kuris visą gyvenimą tarnauja bažnyčiai, bet nėra baigęs muzikos mokslų? Ar tas, kuris baigė studijas aukščiausias įmanomas ir tada vargonuoja? Žodžiu, tas skirtis yra truputį neaiški. Ir taip pat į vargonininkų asociaciją mielai kviečiami žmonės, kurie šiaip prijaučiantis vargonams, kurie mėgsta vargonų muziką. Tokių neturim daug, bet vis dėlto esame atvira organizacija. Iki šiol neįtvirtintas profesinis ir socialinis bažnyčios vargonininko statusas neskatina rinktis šios profesijos. Vargonininkas išsiugdęs daug gebėjimų, mieliau renkasi muzikos mokytojo darbą arba kitą socialinės garantijas teikiančią darbo vietą. Vargonavimas bažnyčioje laikomas antraeilių papildomų uždarbių. Yra dalykų, kurie per 30 metų nepajudėjo niekur. Bet mes esam tokioj keistoj situacijoje, kadangi vis tik tai didžioji vargonininkų dalis dirba bažnyčiose. Ir tas santykis bažnyčios ir vargonininko yra po šiai dienai labai sudėtingas. Nes mes, ko gero, vieni iš pirmųjų patyrėm tą atatranką, kai keitėsi santvarka. Reiškia, bažnyčia labai įtariai žiūrėjo į vargonininkus, kurie buvo ruošti sovietiniais metais. Taip buvo, kadangi bažnyčia buvo engta, buvo spausta, tai tada grįžtamasis ryšys buvo lygiai toks pat. Ir kitas dalykas yra tikrai problemiškas su atlyginimu.
dėl to, kad vargonininkai dažniausiai dirba be garantijų. Kai kuriuose Lietuvos bažnyčiose, ypač provincijoje, net nesiekiama, kad vargonininkas būtų profesionalas, turintis išsilavinimą. Manoma, kad bažnyčioje grojantis muzikas nėra profesija. Skirtingais istorijos laikmečiais taip ir buvo, bet požiūris tiek į patį vargonininką, tiek į jo atliekamus kūrinius keitėsi. Pas mus kompozitorių tokių kaip ir nebuvo, buvo vargonininkai, kurie improvizuodavo. Šiaip vargonininkas nebūtinai turi groti kūrinius, jis gali improvizuoti. Ir jeigu pažiūrėjus 18 amžių, daug yra panašių kūrinių, jeigu šiandien nepasakytum, kad plagiatas. Bet tuo metu muzika vis tiek būdavo labiau matematiška. Savoka, kaip mes dabar naudojame, menininkas atsirado tik 19 amžiaus viduryje. Ir vargonininkas buvo tik geras amatininkas, kompozitorius geras amatininkas, vargonomeistras geras amatininkas, tapytojas geras amatininkas, skulptorius geras amatininkas. O 19 amžiuje jau atsiranda ir terminas menininkas. Antai dokumentuose 18 amžiuje rašydavo vargonų architektas. Čia aš turiu Lietuvoje. Vargonų architektas, vargonų meistras, 19 amžiuje kirilis ar rusų kalba rašydavo vargonų dailininkas. Išvertus, jeigu hudožnik organov. Ir supranti, kad jau atsiranda ir kita savoka, kaip ir menininkas, kaip ir interpretatorius. Šiuo metu susiklostė tokios aplinkybės, kad tik bažnyčioje liturgijos metu grojančių profesionalų vargonininkų yra mažuma, o ta muzikinė dvasinė kultūra skleidžiasi ir kitose erdvėse, ne tik tikinčiųjų bendruomeniai. Tie patys vargonininkai ir liturgijoje vargonuoja, ir koncertų salėse groja. Tai nėra kažkoks atskiras sluoksnis. Didžiąja dalim tie sluoksniai persidengia vienas su kitu, dėl to, kad žmonės, kurie išmano instrumentą, jie gali groti koncertinių atlikimų, jie gali groti bažnyčiose. Jeigu jie išmano liturgiją, jeigu jie yra tinkamo tikėjimo, taip sakykime, nes bažnyčia labai žiūri, kad žmogus būtų tikintis, tai, sakau, tie sluoksniai gali persidengti. Tokių atskirai koncertuojančių vargonininkų yra jau tikrai labai nedaug, vienas kitas. Tarsi ateina visai jauna karta, kuri aktyvi, besidominti, tai gal duos Dievas lipsim aukštyn. Nelabai sena istorija, kad žmogus tiesiog suprato, kad jam nesinori. Apsisuko ir išėjo, bet tokių nėra daug. Iš tiesų, didesnioji dalis, didžiausioji dalis iš tiesų gauna diplomus ir po to ieškosi, jau didžioji dauguma dirba netgi studijuodami, tai kaip ir tas darbo yra, iš tiesų vargonininkui darbo yra daug. Vargonininkai reikalingi ir koncertų salėse, ir provincijos bažnytėlėse, tačiau ne kiekvienas koncertuose dalyvaujantis vargonininkas gali groti istoriniais vargonais. Kuo jie ypatingi? Dauguma Lietuvos istorinių vargonų yra išlikę iš XIX–XX amžiaus pradžios, o iš XVII amžiaus žinomi tik pavienių instrumentų fragmentai arba atskiros jų dalys. Dabartinė Lietuvos istorinių vargonų padėtis dėl daugelių jų prastos ar neretai net avarinės būklės yra gana sudėtinga. Kai kurie išlikę beveik autentiški instrumentai jau 10 ar net 20 metų stovi nenaudojami, laukia restauravimo, nes tokiais, kokie jie yra, vargonuoti tiesiog neįmanoma. Kiek metų mes turime atsigręžti, kad jau mes galėtumėm laikyti vargonus istoriniais. Ar istoriniai vargonai, pavyzdžiui, jau yra 20 amžiaus pradžios vargonai? Ko gero, kad taip, ar ne? Bet tai yra nemažas kiekis tokių vargonų Lietuvoje, kurie buvo gaminti, statyti nuo XIX amžiaus vidurio, sakykime, antrosios pusės iki, sakykime, antro pasaulinio karo. Taip, tokių instrumentų yra daug. Šiaip Lietuvoje instrumentų vargonų yra ne visai tikslus duomenys, bet taip tarp 450–480 taip skaičiuojama. Žodžiu, nepilni 500 instrumentų per visą Lietuvą. Iš jų istorinių
dabar esančių registre yra šiek tiek daugiau negu 170. Kitą kartą registre yra netgi nepilnas instrumentas, o tik tai jo spinta, sakykime, jo fasadas, jo korpusas. Kitą kartą visas instrumentas, kitą kartą. Žodžiu, vargonai yra toks labai kompleksiškas šiaip kūrinys, į kurį įeina įvairių sričių meno, įvairių meno sričių, reiškia, meistrai, nes ten ir dailė, ir architektūra, ir muzika be abejo, ir amatas toks visai, sakykime, paprastas, kaip medžio darbai, drožyba ir taip toliau. Žodžiu, ir tai nelygų kas konkrečiame instrumente yra laikoma vertybė. Tenka pripažinti, kad tikrai ne kiekviena bažnyčia istorinėje raidoje išsaugojo savo autentiškus vargonus. Štai užsukime į Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčią Vilniuje, kurioje šiuo metu įsikūręs Bažnytinio paveldo muziejus. Ši Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia pabaigta statyti ir pašventinta 1629 metais ir jau turima duomenų, kad nuo to laikotarpio jau šioje bažnyčioje buvo vargonai. Tai vienuolyno metrikose randama informacija, kad pirmieji vargonai kainavo 4000 auksinių. Bėgant šimtmečiams vargonai keitėsi. Paskutiniai šioje bažnyčioje įrengti vargonai buvo 20 amžiaus pradžioje. Ir uždarius bažnyčią po Antrojo pasaulinio karo, šie vargonai buvo demontuoti 1965 metais ir perkelti į Tauragės bažnyčią. Žinoma, kad buvo gan jau prastos būklės, iš 11 registrų buvo likę tik tai 4, taigi reikalavo remonto ir restauravimo. Mūsų muziejuje taip pat turime mažus itališkus neapolietiškos tradicijos vargonus. Tai yra labai unikalus eksponatas, nes manoma, kad tai galbūt vieninteliai itališki vargonai saugomi Lietuvoje. Tai yra Kelno arkivyskupijos dovana mūsų muziejui jo atidarymo proga. Tai šią dovaną gavom 2009 metais. 2014 metais kvietėmės meistrus iš Italijos, turinčius daug patirties vargonų restauravimo darbe ir šios vargonus perintonavo ir restauravo. Tai labai smagu, kad šitie vargonai yra veikiantys, kartais juos galima išgirsti muziejuje koncertų metu. Bažnytinio paveldo muziejaus vargonai, nors ir sukurti ne Lietuvoje, itališko stiliaus, tarnauja vargonų pažinimui moksleiviams, studentams, visiems norintiems priartėti prie šio paslaptingo instrumento. Šie vargonai, atkeliavę iš vakarų Europos, puikiai tinka pirmai pažinčiai su istoriniais vargonais. Iš principo vargonai visi panašiai suorganizuoti. Bet stilius yra vamzdžių gamybos būdas, yra tiesiog estetiniai visokie dalykai, kurie skiriasi. Nuo instrumento prie instrumento yra keletas Europoje vyravusių stilių, tai anas instrumentas labiau yra vokiško tipo, šitas itališko. Gal jau kokį 10 metų maždaug yra, kai aš prie jo pirmą kartą buvau ir po to mes iš šitų instrumentų darėm įrašus, mokomuosius įrašus. Jisai skamba šiaip labai įdomiai tam tikram repertuarui, dėl to, kad juo nepagrosi to didžiojo vargonų repertuaro, aš turiu omeny Bacho, ten prancūzų romantikų kūrinių, kadangi mes turime tik tai vieną klaviatūrą, pakankamai ribotą registrų ir kitų įtaisų kiekį. Žodžiu, itališkam repertuarui jie yra labai tinkami ir kai studentams reikia parodyti, kaip turėtų skambėti itališka muzika, čia mes neturim kitos galimybės, būtent čia ateinam žiūrėti. Tiesiog nėra kito būdo patirti, nes viena, ką gali klasėje pasakoti apie instrumentą, bet tai viskas bus tik tai virtualiai, tik tai įsivaizduojami dalykai, o čia yra realūs dalykai, kurie ateini pačiupinėjai ir iš karto turi įspūdį, kaip iš tiesų, dėl to, kad čia susikuria tam tikras garso kupolas. Pats sėdi čia už vargonų pulto ir esi garse.
Kodėl ne kiekvienas vargonininkas galėtų pagroti istoriniais vargonais? Tam reikalingas ne tik muzikinis išsilavinimas, specialus repertuaras, bet ir vargondirbystės amato žinios. Čia būtų idealus atvejis, bet tokių tikrai nėra daug. Dėl to, kad ne taip seniai gyvename sovietinį laikotarpį, kai apskritai vargonininku buvo laikomas tik tai tas, kuris spaudo klavišus. Ir jisai nebuvo ugdomas žinoti, kas yra instrumento viduje. Jam tiesiog turėjo būti paruoštas instrumentas. Tai mes turime tą tokį blogąją prasme paveldą, dėl to, kad iš tiesų nemažas būrys vargonininkų tiesiog bijo įeiti į instrumento vidų. O vargonai yra kaip namas, čia, sakykime, paveldo muziejui yra nedidelis instrumentas, bet į bet kurį didesnį instrumentą mes galim tiesiog užeiti. Ir tada, jeigu ten kas nors, sakykime, sugenda, ten atsisuka koks varžtelis ar kas nors, yra maži defektai, kuriuos gali vargonininkas galėtų pats pasireguliuoti, pasitaisyti. Bet tokių drąsių tikrai ne visi. Ir išmanančių. Ir išmanančių, be abejo, reikia surasti pirmiausia, kas atsitiko, reiškia numanyti bent, kas galėjo atsitikti, tada ieškoti priežasties, tada užeiti ir sutvarkyti. Žinot, kaip meistrystė buvo vienokia, sakykime, 16, 17, 18 amžiuje, visai kitokia tada, kai atsirado fabrikai, kai buvo masiškai pradėtos gaminti detalės ir kai, žodžiu, rankų darbas ir fabrikinis darbas yra labai skirtingi dalykai. Tai kitą kartą senų istorinių paveldo apsaugotų instrumentų yra sunkiau groti, dėl to, kad jisai tiesiog į jį reikia įsiklausyti, į jį reikia pajusti, kaip jisai atsako, kaip jisai reaguoja į pirštų aktyvumą, ten vienokį, kitokį. Ir kaip minėjot, turi būti net padėjėjai vargonininkui. Vargonininkui padėjėjai taip, kadangi mes grodami iš tiesų tam tikrą prasme spalviname muziką. Registrų pagalba mes ją, reiškia, įvairiai organizuojame. Ir tada, jeigu, pavyzdžiui, abidvi rankos užimtos, kojos užimtos, mes neturime kuo perjungti, o norėtumėm perjungti. Tada pagalbininkas, kurį mes vadiname asistentu, ten padeda natas perversti arba registrus perjungti. Tai čia įprastas dalykas. Čia yra viskas šalia, bet kituose, pavyzdžiui, toj pačioj šventojo dvasioje, sakykime, tai dumplės yra gerokai toli nuo instrumento, nuo pulto. Tai būdavo speciali rankenėlė, kurios gale virvute buvo prikabintas verpelis. Vargonininkas jaučia, kad jam krenta oras, kad jam trūksta oro vargonuose. Čia labai greitai užsidaro, kadangi dumplės nedidelės. Šventojo dvasioje yra didžiulės dumplės ir ne vienerios, o 6. Tai dumplės užsidaro, jaučiasi, kad trūksta jau vamzdžiams oro, varpelį paskambina ir jau dumpliuotojas privalo dirbti. Kitą kartą ten 2-3 vyrai prie tų dumplių darbuojasi. Bažnytinio paveldo muziejaus vargonai reikšmingi ir kaip eksponatas įtraukiant instrumentą į edukacinės programas ir kaip grojantis muzikos instrumentas, kartas nuo karto kviečiantis plačiąją publiką į koncertus, kuriuose skamba specialiai šiems vargonams sukurta muzika. 2025 metais yra numatyta pora koncertų su šiais vargonais, tai sekite muziejaus naujienas. Taip pat be abejo ekskursijų metu jos nuolat pristatome ir pasakome apie juos. Taip pat lankytojai gali patys pabandyti jais virtualiai pagroti. Esame sukūrę programėlę vargonai grok ir sužinok, ir planšetėje esame įrašę originalius šių itališkų vargonų garsus ir kiekvienas gali pabandyti pagroti šiais vargonais arba galima pasiklausyti jau profesionalų atliekamų muzikos kūrinių grojamų būtent šiuo instrumentu. Tai labai smagu, kad ši programėlė yra labai naudojama ir, pavyzdžiui, turim tokių smagių istorijų, kai ateina lankytojai ir pasakoja, kad vaikai būtent nori į mūsų muziejų ateiti pakartotinai vėl ir vėl, kad būtent pagroti šią programėlę. Tai labai smagu dėl to.
Į bažnytinio paveldo muziejaus fondus atkeliauja sakralinės ir kultūrinės vertybės nebenaudojamos liturgijoje. Tarp jų netikėtai atkeliavo ir senieji vargonai, kurių kaip paveldo objekto vertė yra susijusi su Lietuvai reikšmingais istoriniais asmenimis. Būtent tokią staigmeną, sugrąžintą iš Kabelių bažnyčios, numatoma pristatyti 2025 metais Čiurlionio metams skirtoje programoje. Ar šie Čiurlionių vardą menantis vargonai bus restauruoti taip, kad būtų galima jais vargonuoti plačiai publikai, atviras klausimas. Vargonų restauracijai reikalingos ne tik milžiniškos lėšos, bet ir atsakingi restauravimo sprendimai, siekiant išpildyti visus lūkesčius, kad būtų išsaugotas istorinis instrumentas, kuris dar ir gerai skambėtų koncertinėje erdvėje. Čia yra sudėtingas klausimas, apskritai vargonų paveldosauga yra sudėtingas klausimas. Jau kaip pradėjau kalbėti, kad daugybė elementų susiveda į tą instrumentą, kurį mes vadiname vargonais, reiškia klausimas, ką mes saugom. Jeigu mes saugom visumą, tai tada labai daug specialistų į tą visumą įeina. Bet jeigu šnekėčiau kaip muzikantas, tai man iš tiesų rūpi, kad tas instrumentas skambėtų, kad aš sugebėčiau juo pagroti pasirinktą repertuarą.